Labadiena, futbolo TV sveikinasi su jumis iš Šiaulių ir šiandien prasideda jau smscredit.lt A lygos 8 turas. Čia Georgas Alaverdašvilis ir Tautvydas Eliošius į dešinę. Rokas Gedminas klaidina dabar savo varžovus į baudos aikštelę, nepavyksta smūgiuoti, po to jau smūgis yra Georgas Alaverdašvilis. Nebedaug lieka jau iki pirmojo kėlinio pabaigos, mums šiek tiek mažiau kaip 10 minučių. Rezultatas kol kas lieka toks pat. 0-0, praranda kamuolį dabar Šiauliai, Arnas Ribokas smūgis ir nepataiko Ribokas, nors šansas tikrai buvo labai geras. Suklydo berods Deividas Lunskis dabar. Aresas perdavimas į priekį, pamažu artėja ta pirmojo kėlinio pabaiga, kol kas rezultatas 0-0 ir ne vienai komandai nepavyko įmušti. Dabar Georgas Alaverdašvilis 1-1, jo, tolimas smūgis netaiklus. Pagal pavojingas progas, na, sakykime 0-0, galbūt 1-0 Šiauliai priekyje, tačiau tos progos neišnaudoja tą, kurią turėjo aikštės šeimininkai. Ir rezultatas dabar yra toks smūgis ir Artūras Rimkevičius nepataiko į vartus. Artūro atako, Rokas Gedminas jau skuodžiai kontrataką, Gedminas dešiniajame krašte, perdavimas į baudos aikštelę, smūgis ir gelbėja savo komandą Tadas Kauneckas prieš savo buvusius komandos draugus. Na, žinoma, džiaugtųsi Igoris, jeigu tas įvartis būtų pelnytas, įsibėgėja, Igoris Kozlavas muša ir į gyvatvorę pataiko dar vienas smūgis, gaudo kamuolį Paulius Pocius. Markevičius aikštėje, taip pat pilotas aikštėje Buinickis vėlgi bus prie tų futbolininkų. Rimkevičius atakos smaigalyje, smūgis ir Artūras Rimkevičius į buvusios komandos vartus muša įvartį. Štai taip atrodo, išlaukė savo momento, medžiojo, globojo jį Deividas Lunskis, tačiau vis dėlto pavyko įmušti Artūrui Rimkevičiui. Pirmasis jo įvartis šiame sezone. Igoris Kozlovas įsibėgėja, muša ir nepataiko. Dar vienas Rimkevičiaus smūgis ir 2-0. Rimkevičiaus dublis, atrodo, nuošalės nefiksuoja Darius Petraška. Štai tokia vėl ataka, kuri, galima sakyti, tikrai netikėta Šiauliams. Rimkevičius vėl pabėga nuo varžovų ir dar vienas įvartis. Tomas Napkauskas, Vytas Gašputis labiau gynybinio plano žaidėjai, smūgis ir 2-1. Štai taip. Panaši situacija, vėlgi galima sakyti, kad pabėgo nuo savo varžovų šį kartą jau Šiaulių futbolininkas. Tai atrodo buvo Markas Rašas. Pirmasis sezono įvartis, kurį pelno kroatas, 2-1. Šiandien pasirodys nebent traumą galbūt patirtų Paulius Pocius ar gautų raudoną kortelę, dar viena pavojinga situacija ir kasgi dabar, o dabar žaidimas ranka. Pocius vartose ir Audriaus Paškevičiaus raginimai, kad būtų jis ramus. Artūras Rimkevičius išsibėgėjęs, smūgis ir jokių šansų nepalieka dabar Pauliui Pociui Rimkevičius. Tiesiog nestiprus smūgis, tačiau labai greta virpsto. Ir Pociui taip šokti atrodo, kad buvo tikrai labai sunku. Antrajame galbūt, kai buvo pelnytas įvartis, kai antrasis įvartis įmuštas ir Paulius Pocius lietė kamuolį, o dabar Rytis Pilotas dar vienas smūgis ir pirmasis Piloto įvartis šiame sezone. Ploja dabar jam ekrano futbolininkai, ploja sirgaliai. Štai taip, Pilotas po keitimo pasirodęs aikštėje. Vis dėlto, jo, dabar antro nėra. Ir viskas. Baigėsi šios rungtynės, iškovoja pergalę ekranas rezultatu 1-4.